Jau minėjau, kad Lietuvą ir Krymo totorius sieja ypatingi ryšiai. 1397 metais Trakuose salos pilyje gimė Krymo chanato įkūrėjas Chanas Hadžigirėjus. Taigi Lietuvoje gimė Krymo valstybės įkūrėjas. Visiškai neseniai man teko lankytis Varšuvoje senųjų aktų archyve, kur buvo pademonstruoti dokumentai Chano Tochtomyšo laiškai kunigaikščiui Jogailai, Hadžigirėjaus laiškai Lenkijos karaliams. Iš tiesų jaudinantis dokumentai dar kartą įrodo, kad mūsų dvi tautos tampriai susietos istoriniais ryšiais. Totoriai Lietuvos žemėje gyvena 620 metų ir tai yra seniausia totorių bendruomenė pasaulyje. Ir labai džiugu, kad mes Lietuvoje jaučiam brolišką petį. Mūsų valstybė padeda mums puoselėti ir saugoti mūsų tapatumą. Norėčiau padėkoti Jos Ekscelencijai Seimo pirmininkai Loretai Grūžinieniai už šio renginio globą. Pirmininkė, ačiū labai. Iš tiesų, mes susibūrę į Krymo totorių kongresą nusprendėme, kad pasauliui reikia komunikuoti apie tai, kas įvyko prieš 2 metus, apie Krymo okupaciją. Dėl to esame šiandieną čia ir dabar norėčiau, kad pratęstų mano mintis, pirmininkaujantis kartu su manimi, nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris. Užkeldinys, dar sykį visiems užkeldinys šitose rūmose, kurie vedė kovą už šalies atkūrimą ir už tos sovietinės tikrovės pabaigą. Mes šitame parlamente, Sąjūdžio žmonės, prieš 26 metus, gerbima Seimo pirmininkė, kaip jūs nesikį buvote pati pasakiusi, mes buvom lemtinga jėga, kuri organizavo Lietuvą galutinai atmesti sovietinę realybę. Man labai džiugu, kad šalia manęs, gerbima pirmininkė, yra profesorius Vytautas Landsbergis, kuris buvo mūsų dvasinis vadovas viso mūsų sąjūdžio judėjimo ir priėmėm kartu čia, jam vadovaujant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą, bet kartu mes nepalikime kitų žmonių buvusių tuometiniam sovietų kalėjime ir mes vedėm kovą už jūsų ir mūsų laisvę. Šitą mieste už 100 metrų nuo čia buvo pakartas 1863 metais Kostas Kalinauskas, kuris buvo vienas iš sukilimų vadovas prieš Rusijos imperiją už laisvę. Čia mes minėsime taip pat, gerbiamas ministrė, aš labai džiaugiuosi, kad yra Linas Linkevičius, kuris yra Lietuvos užsienio reikalų ministras ir kuris remia visą mūsų veiklą susijusią su parama europiniai tautai, kurios pavadinimas yra Krymo totoriai. Todėl mes čia minėsime taip pat ir 225 gegužės 3 konstitucijos metinės, kuris jungia Lietuvą, Lenkiją. 1791 metus tai pirmoji Europos konstitucija. Aš minėdamas tos visas gairias noriu pasakyti, kad labai kukliai šalia jūsų sėdi žmogus ten 3 eilėje, 4 eilėje salėje, kurio vardas Stanislavas Šuškevičius ir kuris pasirašė lygiai šiais metais, sukanka 25 metai nuo Sovietų sąjungos išardymo akto. Va. Jo Ukrainos prezidento ir Jelcino parašai tada mums reiškia viltį, kad Rusija galbūt bus demokratinė. Tai neįvyko, bet mes atskirai sukūrėme savo demokratijas, ypatingai Baltijos šalis,
kurių istoriją, žinote, yra įtvirtinta ES ir NATO. Tai yra irgi mūsų saugumo rėmai, net ES tai yra irgi ne tik ekonomika, bet saugumas ES yra. Todėl mes sveikiname Ukrainos tautą, kuri šiandien yra pas mus čia irgi atstovaujama įvairių atstovų. Ukrainiečių siekia eiti tais pačiais keliais, kur nuėjo Baltijos šalis. Daugelis iš mūsų buvo Maidane, mes žinom, kad Ukrainoje, Kijeve šiuo metu yra demokratinė santvarka, mes remiam Ukrainos siekį Europos linkme, mes manome, kad negatyvus referendumas Olandijoje bus įvyktas ES visų žmonių nuomonė, kuri yra daugumos nuomonė, yra už teigiamą Ukrainos integraciją, už jos ateitį ES. Tai kad mes, jūs esate šalyje, kuri kartu su Lenkija, ko gero, labiausiai remia Ukrainos integracinius siekius. Aš dar sėk noriu pasveikinti, sėdėdama šalia mano lyderio, mano gyvenimo lyderiaus profesoriaus Landsbergio, pasveikinti jūs visus ir pasakyti, kad jūsų kova atmetat šitą realybę, šitą vergišką realybę, kuri dabar įtvirtinta Kryme, bus tolygiai Lietuvos, Latvijos, Estijos kovai, kada buvo atmesta okupacinė Baltijos šalių inkorporavimo į Sovietų sąjungą realybę. Mes laimėjome ir jūs laimėsite. Mes sveikiname jūs kaip europiečius. Esančius salėje ir aš ypatingai noriu pasakyti, kad totorių judėjimas, aš noriu pakartot. Adas buvo pirmose barikadų eilėse kartu su mumis 90 metais, nešdamas totorių vėliavą šalia kitų tautų vėliavą čia ir gindamas sausio 13 dieną ir gindamas Lietuvos teisę būti nepriklausoma laisva valstybė. Dabar pirmąsyk turiu galimybę matydamas 7 iškilius Medžliso narius, čia yra 7 Medžliso nariai, vadovaujant pirmininkui Čibarovui ir dalyvaujant vasiniam lyderiui Mustafa Džemeliovui, padėkoti už totorių indėlį į Lietuvos valstybės nepriklausomybę 90 metais. Ačiū tau, Adai, ačiū jums visiems, kurie buvo su mumis prie mūsų barikadų prieš 26 metus. Tai leiskite pradėti šį mūsų iškilų posėdį ir pradėti nuo didžiai gerbiamos kolegės, mūsų Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, kuri tikrai visą savo širdimi yra atsidavus Krymo totorių paramai ir todėl aš, gerbima pirmininkė, prašyčiau, jeigu galima iškilmingai atidaryti šį posėdį. Ačiū. Gerbiami šios konferencijos dalyviai, svečiai, garbus ir visi čia susirinkę. Čia Lietuvos Respublikos Seime dėkoju, kad esate neabejingi žmogaus teisių pažeidimų temai nūdienos pasaulyje. Šiandien dėmesio centre aneksuoto Krymo totoriai. Krymo totoriai tai tauta turinti ilgaamžę ir turtingą istoriją. Jūsų istorija buvo sudėtinga dėl strateginės Krymo pusiasalio padėties. Naujausiais laikais Krymo totoriai išgyveno ne vieną emigraciją ir deportaciją, o paskutinė 44 metų deportacija buvo viena iš sunkiausių. Tada nuo bado ir ligų mirė beveik pusė tremtinių. Tik paskutiniais Sovietų sąjungos gyvavimo metais Krymo totoriai galėjo grįžti į savo tėvynę. Čia jie siekia atkurti savo tėvų ir protėvių namus. Tačiau ir vėl istorijos tarpsnis buvo negailestingas. Ramų ir taikų gyvenimą savoje tėvynėje nutraukė Krymo okupacija ir aneksija, įvykdyta Rusijos federacijos.
Rusijai užgrobus Krymą, šioje autonominėje respublikoje vyksta sistemingi žmogaus teisių pažeidimai. Ypatingai kelia susirūpinimą ir represijos prieš jūsų Krymų totorių tautinę mažumą, žodžių susirinkimo laisvės ribojimus ir kitus nusikaltimus. Tikiuosi, kad ši tarptautinė konferencija padės dar kartą atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į masinius žmogaus teisių pažeidimus okupuotame Kryme. Naudodamasi progą noriu padėkoti Lietuvos ambasadoriui Petrui Vaitiekūnui, kuris yra šioje salėje ir kuris pačiu sunkiausiu metu, pačioje pradžioje buvo Kryme ir mes iš jo gaudavome tas žinias, kurios buvo tikrai objektyvios ir mes galėjome įvertinti, kokia yra sudėtinga situacija tuo laikotarpiu. Taip pat labai svarbu, kad šioje konferencijoje bus aptarti ir nemažiau aktualūs Krymo totorių tapatybės, kalbos, kultūros, istorijos išsaugojimo klausimai ir, kaip rodo istorinė Lietuvos patirtis, tai labai svarbu kiekvienai brandžiai ir sąmoningai tautai pasirinkusiai laisvės ir demokratijos kelią. Taip pat noriu padėkoti gerbiamam profesoriui Jakubauskui, su kuriuo mes tikrai dažnai susitikdami aptarėme ne tik Lietuvos aktualijas, bet ir mūsų Lietuvos Respublikos piliečių, totorių bendruomenės klausimus, kurie yra aktualūs. Ir noriu padėkoti jūsų bendruomeniai už bendrą ir vieningą darbą mūsų Lietuvos ateities kūrime. Ačiū labai Jums. Ačiū gerbiamą pirmininkę už šiltus žodžius. Iš ties malonu girdėti taip, kalbant apie totorių tautą. Aš norėčiau dabar suteikti žodį gerbiamam Mustafa Džemiliovui, Krymo totorių tautos lyderiui, Ukrainos aukščiausios rados deputatui. Çok değerli Litvanya Cumhuriyeti'nin parlamento başkanı, çok değerli arkadaşlar, Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin üyeleri, уважаемая госпожа спикер парламента Литвы, уважаемые гости, уважаемые члены правления Всемирного конгресса крымских татар. Я сердечно приветствую вас на очередном заседании исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, который одновременно будет совмещать с конференцией по проблемам Крыма и крымско-татарского народа, который находится сейчас в условиях оккупации. Для нас большая честь, что для проведения очередного совещания исполнительного совета Всемирного конгресса представлено здание Сейма Литовской Республики. Это огромная моральная поддержка. И для нас очень большая честь, что это наше совещание открывает спикер парламента Литовской Республики. Для нас большая честь сопровождать своим присутствием такие знаменитые люди, борцы за демократию, как экс-президент Белоруссии пан Шушкевич, как духовный лидер литовцев, это пан Виталдас Лансбергис. Спасибо вам огромное за ваше присутствие. Крымско-татарский народ сейчас находится в очень сложном, тяжелом положении. Народ, который в течение многих десятилетий боролся против тоталитарного режима, за демократию, за возвращение на свою историческую родину, откуда он был изгнан и подвергнут геноциду в 1944 году, вновь оказался под тоталитарным полуфашистским режимом, и вновь многие из наших соотечественников вынуждены покидать свою историческую родину. Но мы очень надеемся, что это продлится не очень долго. Мы очень надеемся на здравый смысл мирового сообщества.
Мир должен понимать, что вопрос уже не только в крымских татарах, не только в Украине. В опасности находится весь мир. И если дать попустительство этому агрессору, завтра может стать жертвой любая страна. Мир должен был четко отреагировать, жестко отреагировать, когда началась в 2008 году война против Грузии. Когда была оккупирована значительная часть Грузии, установлены марионеточные республики. Но, к сожалению, этого не произошло. У нас вызывает глубокое удовлетворение, что на этот раз мировое сообщество не оказалось не столь снисходительным к преступлениям путинского режима, что оно отреагировало, что Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством осудила агрессию и потребовала немедленного освобождения оккупированных территорий. Но мы имеем дело с режимом, который не сочетается с мировым сообществом. Тем не менее, мы будем активно продолжать свою борьбу. В этом плане мы надеемся на поддержку всех демократических сил в мире. Литва для нас является историческим и очень надежным союзником. Анна Секуловская говорила о тех исторических связях, которые нас связывают с Литовской Республикой. Да, здесь действительно родился основатель Крымского ханства нашей государственности Хаджи Гираев. В течение многих столетий мы были в очень дружественных отношениях, и никогда наши отношения не омрачались какими-либо мрачными событиями. И в годы тоталитарного советского режима Литва, борьба литовских правозащитников для нас была образцом. Мы были вместе. И я надеюсь, мы впредь будем тоже вместе. Я очень надеюсь, что нынешняя конференция будет существенным вкладом в дело освобождения нашей Родины от оккупации. Благодарю вас за внимание. I would like to invite His Excellency Linas Linkevičius, who is the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, and just state that among us we have our other honorable guest. It's Andrew Kubilius, who is leader of opposition in Lithuania. I hope I can speak Lithuanian. Yeah? You can use Minister your native language. Labai malonu. Gerbiamas Seimo pirmininkė, garbūs svečiai, man irgi iš tikrųjų didžiulė garbė pirmiausia visus pasveikinti Vilniui. Iš tikrai didžiuojos, kad totorių lyderiai pasirinko Vilnių kaip vietą, kur susitikti, kuri nėra svetima vieta jums. Jūs puikiai žinote, jūs turite savo gimtąją žemę, bet Lietuva taip pat yra jūsų gimtoji žemė, nes čia yra labai tampriai susijus su jūsų istorija, su šią dieną, be jokios abejonės labai tampriai susijus su ateitimi. Ir tikrai jūs čia galit ir turit ir privalot jaustis kaip namie. Taip kad labai visus jūs sveikinu. Jeigu kalbėt apie istoriją, tai be abejo neatsiejama nuo laisvės kovų. Ir jau minėta buvo garbingi žmonės čia dalyvaujantys. Ir profesorius Stojas Landsbergis, ir Stanislavas Šuškevičius. Ir be abejo Mustafa Džemiliovas, kuris jau tapęs po truputėlį kaip legenda. Visai iš tikrųjų realus asmuo. Ir mes su juo susitikę esam ne tik Kijeve, Belgrade, Briuselį, daugelį vietų. Ir visur keliam šį klausimą. Tai va šiandieną, kai jau 2 metai po Krymo aneksijos, iš tikrųjų įvairios mintis ateina į galvą. Ir pyktis, ir galbūt ir neviltis, kartu ir ryžtas. Nes tai yra pavyzdys, kaip šių dienų istorijoje dirbtinai sukurtas konfliktas atnešė tokias nelaimės tokiai šaliai kaip Ukraina ir taip pat tautoms, kurios gyvena Ukraina. Tai yra visiškai dirbtinis konfliktas. Čia buvo paminėtas kukliai gale sėdintis Petras Vaitiekūnas, kuris kaip tik buvo Kryme to vadinamojo referendumo metu ir kaip tik susitikinėjo ir su jūsų atstovais, ir su visais, ir matė, kaip yra apnuodyta atmosfera. Ir jeigu anksčiau prieš karą, sakysim, karo metu, konvencinio karo metu, parengdavo mūšį artilerijos ataka, tai dabar tą mūšį parengia informacinės bombos, informacinė ataka, arba kitaip tariant, propagandos kažkokios tai strėlės, apnuodija žmonės ir jie įsivaizduoja tai, ko nėra iš tikrųjų. O kas yra iš tikrųjų? Pažeidimas žmogaus teisių, kultūros
saviraiškos trukdymai ir panašus dalykai, tai tą iškentėti turėjo jūsų tauta, jūsų tautos žmonės. Ir tas vyksta dar ir šiandien. Taip pat, aš manau, reiktų paminėti šiuo atveju, kad ne tik todėl, kad būsimas Krymo Hanas, Hadžigirėjus gimė Trakų pilyje, bet ir todėl, kad šis jūsų istorijos tarpsnis yra tiesiogiai susijęs su mūsų šių dienų aktualijom ir grėsmėmis. Ir tai, kad mes keliame šios klausimus labai intensyviai tarptautiniai arenoje, tai reiškia, kad mes giname iš tikrųjų tikrasias europinės tame tarpe vertybės. Lietuva labai nuosekliai kėlė Krymo totorių teisių klausimą, būdama Jungtinių tautų saugumo taryboje. Galiu pasakyti, kad mes lygiai taip pat intensyviai kelsime šias problemas, būdami UNESCO vykdomojoje taryboje. Mes visada prisimenam šias problemas, šios reikalus, kalbėdami Europos Sąjungos ministrų taryboje. Ir tai yra ne todėl, kad jums, žodžiu, kaip tai, sakysim, patiktų, bet todėl, kad tai yra iš tikrųjų, tas jūsų likimas iš tikrųjų yra kaip ir lakmuso popierėlis pasaulio akivaizdoje, kaip mes reaguojam, ar mes matome tas problemas ir mes sugebam su jomis kovoti. Deja, ne visada sugebam, nes tai matom pagal rezultatus, bet tai nereiškia, kad mes nuleisim rankas ir nieko šio požiūrį nedarysim. Aš tikrai labai linkiu, kad tą darbą, kurį mes darom, ir tie mūsų sąjungininkai, su kuriais mes intensyviai keliam tos klausimus. Aš matau, Turkijos ambasadorė čia dalyvauja. Ir mano kolega ir tikrai bičiulis Mevlut Čavčoglu, užsienio reikalų ministras Turkijos, mes pastoviai irgi kalbamės tomis temomis, nes tai irgi vienyje ir mūsų bendradarbiavime, tai viešajame bendradarbiavime turi labai svarbią vietą ir ateityje be abejo turės. Taip, kad linkiu labai produktyvaus darbo šio kongreso metu. Sugrįžkite namo čia į Lietuvą, kada be panorėtumėt, nes mes visada jūsų lauksime ir labai tikime mūsų bendra šviesia ateitim Europoje kartu su jumis ir kad tikrai ateityje jūsų teisės nebūtų pažeidžiamos ir mūsų bendros vertybės būtų apgintos. Ačiū labai, gerbiamas ministre. Mūsų pasveikino mūsų konferenciją video pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų senatorius John McCain ir dabar turėsim galimybę pasižiūrėti jo video sveikinimą. Hi, I'm John McCain. Well, I wish I could be with you in Lithuania today. I'd like to take a moment to thank you for continuing to raise worldwide awareness of Russia's illegal invasion and annexation of Crimea and its ongoing human rights violations against the Tatar community. You have refused to accept the dismemberment of your land and country, and I stand with all of you as you show Mr. Putin a strong, united front against his illegal occupation. The United States firmly supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and we will never recognize the illegal annexation of Crimea. We have all seen the power of non-recognition. I still remember saluting the captive nations during the Soviet Union's occupation of the Baltic states. We know what we can achieve as long as we refuse to accept the will of despots. Since the first weeks of their occupation, Russian forces have harassed and persecuted the Tatar community with arrests and false charges, enforced disappearances, confiscation of property, restrictions on freedom of assembly and speech, and violence and murder. These proud people have been forced to either adopt Russian citizenship and customs or live without basic services and rights. This oppression cannot go on. Crimea is the ancestral land of the Tatar community, and they have the right to live in their homeland with freedom and dignity. The world cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated.
That's why I believe the United States must impose additional costs on Russia by increasing targeted sanctions, providing the Ukrainian people the weapons they need to defend themselves, and taking steps to deepen Russia's international isolation. Ultimately, peace will not be achieved with good intentions or strong words alone. That will require the capability, credibility, and reach of our collective power and the strength of our vision. We must hold on to the values and freedoms we've always believed will lead to a more prosperous and peaceful world. I will never stop fighting for a free, independent, and sovereign Ukraine, including Crimea. I thank you for your leadership and look forward to continuing to stand with you as you shine a light on these most important issues. Thank you and God bless. Makeinoj mes linkime sėkmės per jo būsimus rinkimus į Jungtinių Amerikos Valstijų Senatą. Jis yra labai reikšmingas laisvės kovotojas, motyvuotas žmogus. Ir todėl mes tikrai dėkingi jam už pasveikinimą. Ačiū Linui Linkevičiui. Ir aš noriu pasakyti, kad dabar kalbės žmogus, kuris yra vienas iš autorių, o gal ir pagrindinis autorius tos sėkmingos istorijos, kuri vadinasi Baltijos šalių istorija. Baltijos šalis ir jų tautos, visų tautybių gyventojai niekada nepripažino sovietų realybės. Tos visos dekoracijos, kuris buvo čia, paminklai, okupantų ideologijai, viskas buvo svetima. Todėl tas svetimumas buvo atmestas 90 metais kaip natūrali Lietuvos, Latvijos, Estijos gyventojų mąstysenos eiga, bet kartu reikėjo organizuoti jų išėjimą iš mūsų. Ne mūsų išėjimą iš jų, bet jų, gerbama pirmininkė, ir Mustafa, įdomu, šita formuluotė yra labai svarbi. Iškia, jų išėjimą iš mūsų, nes mes niekada nebuvom jais, o jie mus 40 po Molotovo-Ribentropo pakto okupavo nelegaliai. Mes tos realybės nepripažinom, bet reikėjo organizuoti mums. Dėl sąjūdžio pirmininkas, aš noriu pabrėžti, o po to ir mūsų atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Landsbergis buvo tas žmogus, kurio kabinete šis pasipriešinimas buvo baigtas pergalė. Tokiu būdu aš noriu pasakyti, kad Sovietų sąjungos sugriuvo pasirašant Šuškevičiui ir kitiems dviem prezidentams, Jelcinui ir Ukrainos prezidentui, sugriuvo, bet mes bandėme pasakyti ir pasakėme, kad mes nebuvom Sovietų sąjungos realybės dalimi. Todėl aš norėčiau žmogų, kuris yra šios sėkmingos Baltijos šalių istorijos vienu iš pagrindinių autorių, pakviesti šiandien pasakyti jums labai reikšmingą žodį. Aš noriu perduoti žodį mano sąjūdžio laikų kolegai, Ado Jokubausko sąjūdžio laikų kolegai, profesoriui Vytautui Landsbergiui. Profesoriau, prašom. Gerbiama ponia Seimo pirmininkė, ekscelencijos ambasadoriai, Krymo totorių tautos vadovai ir atstovai, visi susirinkusiai. Sveikinu šios labai svarbios konferencijos rengėjus ir dalyvius. Matome konferencijos temą kaip žmogaus teises. O visose tarptautinėse forumuose iš tikrųjų svarstytina platesnė politinė tema Krymo totorių tauta šiandien ir jos likimas
užpultoje Ukrainos valstybėje, ypač toje Ukrainos dalyje, kurią nuo 2014 metų okupuoja Rusija. Krymo totoriai yra tauta, kuri neturi kitos tėvynės. Tik Krymą, buvusi Krymo Hanatą, daug kartų genocidą patyrusią žemę, o dabar integralią ir tarptautiškai pripažįstamą Ukrainos Respublikos dalį. Krymo totorių tauta patiria ypatingą keleriopą smurtą. Tai naujoji pavergtoji tauta šių dienų Europoje. Ja karinė jėga atskyrė nuo Ukrainos. Priverstinai skiepija sampratą, neva totoriai dabar užsienyje. Jai primeta svetimos šalies įstatymus ir tvarką, kuri nėra nei Ukrainos valstybės, nei totorių laisvai pasirinkta tvarka. Krymo totoriai kaip Ukrainos piliečiai neprivalo paklusti jokios užsienio valstybės tvarkai, bet dabar yra terorizuojami jai paklusti. Tas pat vyko sovietų okupuotose Baltijos valstybėse. Buvome terorizuojami per 45, beveik 50 metų. Ukrainos Respublika turi teisę ir pareigą ginti savo piliečius, taip pat totorius, bet dėl force mažorinės padėties okupuotoje teritorijoje nėra pajėgi tai daryti. Gynyba galima tik teisinė ir diplomatinė. Verhovna Rada tegul ją koordinuoja, informuoja pasaulį. Aš nežinau, ar Ukrainos valstybė nuolat kovoja tarptautiniuose politiniuose forumuose, kaip Jungtinės tautos ir Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, dėl skriaudų, kurių patiria jos piliečiai okupuotose teritorijose, įskaitant Krymą. Nuostolių ten patiria ir Ukrainos valstybė. Tai žinome, kad užgrobtas jos laivynas, naftos telkiniai ir kitas turtas. Taip pat nukentėjo išvarytieji ir toliau išvaromi jos piliečiai, ne tik totoriai. Aš tik nežinau, ar laisvoje, neokupuotoje Ukrainoje bei tradicinėje išeivijoje, kaip Kanada, Rusija, yra sukurtos atitinkamos ukrainiečių teisių gynimo struktūros. Ar dokumentuojami nuostoliai ir juridiniai ieškiniai. Čia praverstų kokią nors chroniką tekuščiuk savaitį. Gal Krymo totoriai ir kiti totoriai, gyvenantys laisvose šalyse, galėtų duoti pavyzdį. Esu įsitikinęs, kad Krymo totorių teisių gynyba, nepamirštant specifinių nacionalinių etninių persekiojimų praeityje ir dabar, jų naujas pavadinimas yra etniniai valymai,
būtų efektyvesnė, matant ją kaip dalį visų Rusijos agresijos prieš Ukrainą aukų nelaimių. Ne tik totoriai. Ukrainos valstybės institucijose, kurios seka ir fiksuoja agresorių ir okupantų nusikaltimus, natūraliai turėtų veikti totorių ir kitų nukentėjusių Ukrainos tautybių poskyriai. Formuotųsi tų grupių arba bendruomenių tarpusavio solidarumas. Su įsitikinimu ir viltimi, kad neteisybė nebus amžina. Mes turėjom tokį įsitikinimą. Daug ilgiau. Nužudytųjų, sužeistųjų ir išvarytųjų asmenų sąrašai turi būti vedami, nuolat papildomi ir teikiami tarptautinėms organizacijoms bei viešajai erdvei, kur jie egzistuoja. Juolab atsispindėtų tuose dokumentuose ir Krymo totorių likimas bei kova už savo teisės, jų tarpe kultūrinės ir turtinės. Ukraina ne Olandija, kur niekaip nesiryžtava paskelbti seniai pažadėtų išvadų dėl masinio Olandijos piliečių nužudymo tarptautinėme keleivinėme lėktuve. Ukraina turėtų būti kitokia, pajėgi skelbti pasauliui visą turimą informaciją apie Kremliaus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Tai sudarytų politinę apsaugą, bent šiokią tokią, ir Ukrainos piliečiams, Krymo totoriams, kurie gyvena savo žemėse ir kaimuose, tačiau nuolatinio psichologinio, administracinio teroro ir smurto grėsmėje. Taip pat kultūrinės priespaudos atmosferoje. Grėsmė Krymo totoriams kaip Kremliaus įkaitams kyla iš Rusijos fašizacijos. To viso proceso monitoringas yra tarptautinė būtinybė. Pakartotinio totorių genocido šmėkla taip pat egzistuoja, sąmonėje arba pasąmonėje. Todėl tarptautinės organizacijos turėtų matyti ir pabrėžti okupuojančios Rusijos atsakomybę už visų Krymo gyventojų, o ypač ksenofobiškai nekenčiamų totorių saugumą. Būtina čia aiški ir Rusijos demokratų pozicija. Reikia užtikrinti diplomatinę apsaugą okupuotose žemėse gyvenantiems Ukrainos piliečiams. Minčių, kas turėtų būti daroma, aš turiu dar gerokai daugiau, bet nenoriu paversti savo sveikinimo žodžio dar didesnių pranešimų. Kol kas tiesiog pasinaudojau progą išreikšti tas pastabas ir kartu didelį nerimą ir slaptą viltį, kad tik mūsų labai gerbiamoje, santūrioje, kultūringoje Krymo totorių tautoje neatsirastų kraštutinio fanatiškojo islamo šauklių ir įtakų. Agresorius to galbūt tikisi. Manau, kad ir tie klausimai gali būti paliesti šios dienos konferencijoje. Ačiū už dėmesį.
profesoriui Landsbergiui. Aš atsimenu čia prie progos įvairius istorinės akimirkas, kurios mums buvo be galo svarbios prieš 25 metus, kada kaimininė baltarusių tauta bandė atsistoti ant kojų ir paskelbti savo nepriklausomybę ir savo demokratijos raidą. Leiskit jūsų vardu pakviesti Stanislavą Šuškevičių, buvusios demokratinės Baltarusių visuomenės lyderį. Žmogų, kurį šiais metais politikai parašė laišką į Nobelio komitetą, paprašė būti Nobelio komiteto vienu iš kandidatų į Nobelio premijas, kadangi artėja 25 metai nuo tautų kalėjimo Sovietų Sąjungos žlugimo. Mes vertiname Stanislovo Šuškevičiaus indėlį ypatingai šitoj tikrovėj, kur dėja šiuo metu žmogaus teisų prasme degradavo Minske iki pusiau diktatūros. Todėl mes vertiname pono Stanislovo Šuškevičiaus indėlį į buvusios Sovietų Sąjungos tautų kovą už išsivadavimą. Gerbiamas Stanislavai, jums žodis. Господин ведущий, уважаемый мной господин Зингерец, госпожа председатель парламента, господин Ландсбергес, господин Якубатис, дамы и господа, вы удивитесь, с чего я начну. Я хочу, пользуясь вот этой встречей татар Крыма, татар вообще, поблагодарить татарский народ за поддержку белорусской культуры и белорусского языка в самые трудные минуты существования Белорусской Республики, Белорусского государства, Белорусской Советской Социалистической Республики. Если в советское время кто-то у нас говорил по-белорусски, это был либо член Союза писателей, либо колхозник, либо татарин, ну точнее мусульманин, мы понимали, кого называют татарами. Все они говорили на прекрасном белорусском языке и способствовали сохранению этого языка. Спасибо вам за это. Вильнюс – это столица белорусской культуры. Мы никогда ничего недоброго не делали против литовцев. Мы всегда были солидарны с ними. Мы исходили из того, что мы граждане, мы не все это осознавали, Великого княжества Литовского, в котором, почему я говорю обо всех вместе, в котором, это значит в сегодняшней Литве, в сегодняшней Беларуси и в других государствах, 600 лет, даже больше, сосуществуют мирно, достойно татары и люди других национальностей. Понимаете? Здесь, в этом месте, найдено то, чего не могут найти на потрясающих конференциях. Я позавчера еще был в Москве на конференции, где из зала заседаний был виден Кремль в гостинице «Националь». И вы знаете, там вот говорили, что никак не удается решить вопросы, ну вот, допустим, израильтян и палестинцев, так, и целых ряд других национальностей. А я им сказал, приезжайте в Беларусь и посмотрите-ка в наших лэптопах, 600 лет живут 3 христианских конфессии, татары, мусульмане, то есть, так, евреи уже более 200 лет там живут. И, в общем-то, находят общий язык, и нет никакой проблемы, никому не нужно их мирить. Посмотрите, как это происходит. Меня очень долго, понимаете, мучило то, что говорили, какие плохие татары. Это чудовищный 44-й год в Крыму. Это страшное дело. А у меня был Михаил Мустафович, мой коллега. Понимаете, я думал,
Боже мой, и его друзья, какие замечательные люди. Ведь с такими нужно существовать и сосуществовать. И поэтому я хотел бы вам сегодня сказать то, чему я научился у господина Ландсбергеса. Я различаю сейчас Россию и Кремль. Я русофил, я люблю русских. Но сейчас мы переживаем такой период, когда я кремлефоб. Понимаете, я не люблю ту власть, и я прямо сказал это в Москве на конференции, я не люблю ту власть, которая учинила агрессию, которая учиняет фактически новый геноцид крымско-татарского народа. Я счастлив, что вы меня сюда пригласили, и что я могу, на что я способен, ну, видимо, кроме объяснить это студентам или еще не, я все буду делать для того, чтобы тот час, о котором говорил уважаемый мною Мустафа Джамилев, с которым я счастлив, что я знаком с 92 года, и который прислал мне Коран, в котором я очень плохо разбираюсь, но тем не менее я пытался объяснить, почему вы такие добрые, и кажется, я это понимаю. Вот эта человечность в вас заложена. Сохраните ее. Вы достойны лучшей жизни, и вы ее добьетесь. А мы сделаем все, чтобы это было быстрее. Спасибо за внимание. Aš norėčiau pakviesti mūsų Lietuvos Seimo deputatę Vilę Leknaitę. Jis yra viena iš OSCE, Europos saugumo organizacijos parlamentinės asamblėjos viena iš lyderių. Labai jos balsas girdimas tarptautinėje erdvėje, balsas už laisvę, už paramą Ukrainai ir paramą Krymo totoriams. Todėl aš labai prašyčiau mūsų vieną iš lyderių SBO tarptautinėje parlamentinėje asamblėje pasakyti jums sveikinimą žodį ir tikimės, kad jūsų šio suvažiavimo aidas nuėdės ir šioje organizacijoje, kuri yra tokia reikšminga šiuo metu Ukrainoje. Labai ačiū, gerbiamas Emanuelį, Höškeldinys, mėlėjai mūsų totoriai, gerbėmieji tautų išsilaisvinimo lyderiai. Šiandien mano vaidmuo yra dviejopas. Viena vertus aš atstovauju Lietuvos delegaciją Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėje. Kita vertus atstovauju ir visą asamblėją kaip jos viceprezidentė. Ir pirmiausia noriu perduoti jums labai nuoširdžius mūsų prezidento Suomijos parlamentaro Ilkka Kanerva ir generalinio sekretoriaus Roberto Montella linkėjimus. Jie abu šie ponai būtų čia dalyvavę, tačiau taip sutapo, jog šiandien Kopenhagoje vyksta mūsų asamblėjos biuro posėdis ir mes rengiamės vasaros sesijai, kuri įvyks labai simboliškoje vietoje Tbilisyje. Ten turėjau taip pat būti ir aš, betgi kažkas privalo atstovauti asamblėjos biurą ir prezidiumą tokiame svarbiame renginyje, kuris yra svarbus ne tik Krymo totoriams, ne tik Lietuvai, ne tik Ukrainai, bet ir mūsų tarptautiniai organizacijai. Turiu prisipažinti, jog pirmą kartą apie Krymo totorių likimą iš tiesų susimaščiau, būdama studenčiokė, kai man gavus savo vasaros stipendiją teko kartu su kitais studentais dar sovietmečiu nuvykti į Krymą, pasižiūrėti jo grožio. Ir niekad nepamiršiu, kaip būnant kažkur Alupkoje, prie manęs priėjo du simpatiški jauni žmonės, vyras ir žmona, ir paklausė, iš kur aš. Pasakiau, kad iš Lietuvos, ir tada jie man papasakojo istoriją, apie kurią niekad nebūčiau pagalvojusi. Jie sako, žinote, mes atvykome iš Kazachstano, bet atvykome į savo tėvynę. Tai yra Krymas, tai mūsų tėvynė. Mes esame Krymo totoriai, tačiau iki šiol atvykstame į savo tėvynę bemaž slapčiomis, nes mūsų čia nenori. Tada pirmą kartą suvokiau, jog tarp mano tautos ir Krymo totorių yra labai daug gijų. Ne tik toji gija, kad Krymo totoriai kadaise ištikimai saugojo mūsų legendinį kunigaikštį Vytautą, bet ir tremčių istorija. Ir galiu tik tai pritarti gerbiamą Mustafa Džemiliovui, kuris pasakė apie tremtis, kad jos yra grėsmingos visam pasauliu. Iš tiesų,
ištremtųjų tautų istorija, ji pasako tiek daug apie režimus, kurie tą daro, kad turbūt ir komentarų čia nereikia. Prisiminkime vien tai, kad tremiant Stalinui Krymo totorius į Kazachstaną ir kitas respublikas, taip vadinamas, žuvo bemaž 45% tų ištremtųjų. 44,6%. Ir tai vadinasi tremtis, perkelimas, o galbūt veikiau tai buvo genocidas. Jeigu mes prisimintume Baltijos tautas, jų atstovus, kuriuos trėmė į Sibirą ir netgi prie Laptevų jūros, kiek daug jų žuvo. Iki šiol mūsų studentai, mūsų jaunimas važiuoja ieškoti jų kaulų, jų kapų. Kas tai buvo? Ar tai buvo perkelimas? Neseniai su Emanueliu lankėmės Yad Vashem muziejuje Jeruzalėje, Tel Avive, ir mums papasakojo, kad netgi Hitleris filmuodavo tokius propagandinius filmukus ir rodydavo Vokietijos visuomeniai. Neva tie žydai, kurie dingsta, jų kaimynai, tai jie tiesiog perkeliami į rytų žemes. Perkeliami. Tačiau perkelti į rytų žemes jie labai greitai išgaruodavo per dujų kamerų kaminus, per krematoriumų kaminus. Ir vadinti tai tik tai tremtimis, bet nevadinti genocidu yra visai netinkamas politinis korektiškumas mūsų dienomis. Tačiau žinoma, mėlėjai, kiekviena ištremtoji tauta turi savo Babiloną, savo Nabuchodonosorą, bet kiekviena ištremtoji tauta turi ir savo Jeruzalę. Ir jeigu ta tauta turi sielą ir turi tokį stiprų identitetą, kokį turi Krymo totoriai, tai ji žino, kas yra jos Jeruzalė ir kur ji turi sugrįžti. Ir jūs turėjot labai didelę viltį, visai neseniai, kai Ukraina ėmė žengti europėjimo keliu, kai Ukraina pabandė atsikratyti to vagių režimo ir kurti demokratiją. Štai čia buvo jau jūsų didžiulis šansas, kurį ir vėl sugebėjo atimti, sutrypti, paneigti ta pati galia, kuri kadaise jūs ištrėmė. Profesorius Vytautas Landsbergis ką tik iškėlė labai teisingus susirūpinimus apie tai, ką veikia tarptautinės organizacijos. Aš pateiksiu tiesiog sausai keletą faktų apie ESBO, o taip pat jos parlamentinės asamblėjos veiklą. Na, ką galiu pasakyti, nuo pat pirmųjų Rusijos invazijos į Ukrainą dienų asamblėja tikrai kėlė balsą, nepaisant to, kad viena iš labai aktyviai veikiančių mūsų narių yra pati Rusija. Ir jeigu jūs pakelsite dokumentus, ypač tokių sesijų, kurios vyko Baku, paskui vėliau Helsinkyje, jūs pamatysite, jog politinis balsas buvo ne tik garsus, bet ir aštrus. Tačiau atsiminkime ir tai, jog asamblėjos balsas yra patariamasis. Ir tikrieji sprendimai yra priimami nuolatinėje taryboje Vienoje ir priimami konsensusu. Iki šiol tai yra didžiulė mūsų organizacijos problema. Ir ji seniai jau nebėra ta organizacija, kuri padėjo išvesti kariuomenę iš Lietuvos, sovietų kariuomenę, kurios rezoliucijos būdavo sėkmingai įgyvendinamos. Na, bepigu, tuomet Rusija nebuvo Putino Rusija. Pačioj pradžioj tai dar buvo Jelcino Rusija. Ir iki pat 99 metų mes vis dar turėjome viltį, kad Rusija įgyvendins savo tarptautinius įsipareigojimus, tuos ypač, kurie buvo Stambulo deklaracijoje įrašyti. Tačiau atėjus ponui Putinui į Kremlių, žinoma, viskas pasikeitė. Taigi, grįžtant prie ESBO, noriu pasakyti, jog dar neįvykus taip vadinamam pseudo referendumui, tai buvo 2014 metais pavasarį, kovo mėnesį, ESBO delegavo savo aukštąją žmogaus teisių komisarę, atstovę žiniasklaidos laisvei ir taip pat ODIRą, arba kaip čia mes įvadinam, žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biurą, tam, kad atliktų stebėjimą Kryme. Ir iš karto organizacija pateikė raportą, kuriame labai aiškiai atsispindėjo ne tik Ukrainos problema,
ne tik grėsmė jos teritoriniam vientisumui, bet buvo pabrėžta, jog būtina išlaikyti Krymo totorių teisės, jų teisę į saviraiškos laisvę ir susirinkimų laisvę. Ir žinote, matyt, raportas buvo neblogas, nes tai buvo paskutinis kartas, 14 metų pavasaris, kai SBO oficialiem atstovam buvo leista atvykti į Krymą. Iki šiol Rusijos valdžia neįsileidžia ne tik tai SBO ekspertų, neįsileidžia specialiosios stebėjimo misijos, kuri specialiai sukurta tam, kad galėtų teikti objektyvią informaciją apie tai, kas vyksta Ukrainoje, neįsileidžia. Nepaisant to, 15 metų rugsėjį buvo pateiktas labai išsamus aprašymas situacijose, tai buvo žmogaus teisių pažeidimo ataskaita, kirčiu, ir joje yra daugybė faktų. Žinot, mėlėjai, kiekvienoje sesijoje, parlamentinės asamblėjos sesijoje mes gauname krūvą medžiagos su faktais. Ir jeigu visi 57 valstybių parlamentarai iš tiesų nuoširdžiai įsigilintų į tuos faktus, kurie pateikiami, tikriausiai gal mes tą balsą turėtume ir galingesnį. Tačiau juk ne paslaptis, jog dėl įvairių pragmatinių